Sveiki, brangs draugai, su jumis Algimantas ir podcastas 5 minutės. Luko Evangelijoje 3 skyriuje, nuo 21 eilutės randame tokį tekstą. Kai visai tautai krikštiantis ir Jėzus pasikrikštės meldėsi, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo, tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai buvo nuostabi akimirka žemės istorijoje. 3 Dievo asmenys vienu metu apsireiškė vienoje vietoje. Dvasia ilsėjusi ant Jėzus, ir tai buvo įrodymas, kad jis krikštė žmonės dvasia. Jonas liudijo: Aš mačiau dvasią lyg balandį nusileidžiantį iš dangaus ir jį pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštė šventąją dvasią. Jono Evangelija 1 skyrius. Ir tėvo balsas paskelbė žodžius, kuriuos jis anksčiau buvo kalbėjęs per pranašus. Žodžiai, tu esi mano sūnus, yra žodžiai tiesiogiai nurodantis į pateptojo karaliaus atėjimą iš 2 psalmės. Juk aš pasodinau sostę savo karalių ant Siono, ant savo šventojo kalno. Aš paskelbsiu viešpaties įsaką, viešpats tarė man: Tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Kiekvienas hebrajas šios psalmės žodžiuose įžvelgė pažadėtąjį karalių. Dabar atėjo ilgai laukta akimirka, jie galėjo išvysti tą, kurio laukė. Kita viešpaties žinios dalis skamba taip: Tavimi aš gėriuosi. Tai Izaijo pranašystės žodžiai, 42 skyriuje užrašyti: Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą. Ne šauksmu ir pakeltų balsu, gatvėje nebus girdėti jo balso, nei palaužtos nendrės jis nelauš, nei blėstančio dagčių negesins, jis neš tikrą teisingumą, nepails ir nepasiduos nevilčiai, kurdamas žemėje teisingumą, jo mokymo lauks tolimosios salos. Tai kenčiančių tarno prašymas, kuris stipriausia emocinė išraiškai gauna Izaijo 52 ir 53 skyriuose, kuriuose kalbama apie Mesijo kančią. Iš tikrųjų mano tarnai seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Toliau tekstas sako, kad žmonės jo baisėjusi, nes jis atrodė nežmoginiškai sudarkytas, nepanašus į žmogų. Tekstas sako, kad jis bus paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale, toks, kuris prieš žmonės užsidengė veidą. Jis bus paniekintas ir mes laikėme jį nieku. Tačiau jis prisimė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus, o mes laikėme jį raupsuotojų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Mes buvo žiauriai kankinamas, jis pakluso ir burnos neatvėrė. Ir jis pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę. Taigi šio dieviškuoju liudijimu Jėzus įsitvirtino savo misijoje, jeigu taip galima pasakyti. Jis iš tiesų yra Dievo pasiuntinys, tačiau jo laukia kelias, kuris nuves jį prie medinio Golgotos kryžiaus. Brangus draugai, jis suprato, kad turi nugalėti, bet šiai pergalei pasiekti turėjo tik vieną ginklą – gailestingą meilę nusidėjėliams. Tai kūrėjo meilė savo paklydusiems kūriniams. Ir tai vienintelis būdas dangui pasiekti pergalę dėl žmogaus. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.